Na ką, dar vienas toks savo atradimas su AI-om besižaidžiant, nu, jau žaidžiant nebepavadinsi, jau bedirbant. Tai susikūriau, dabar galvoju, ar pirmą ar antrą Windowsinę programą, jau realiai padarę Windowsinę programą, pasinaudojęs ten vienu įrankiu. Ir pavyzdžiui, problema yra, kad pavyzdžiui, montuojant video su DaVinci Resolve mes markiruojam tekstą. Ir pavyzdžiui, vat yra video eina ir žmogus kalba. Ir kai žmogus kalba, jeigu ten yra gera vieta, ją išsisaugom. Ir kada išsisaugojimas vyksta, tai yra, reiškia, uždedam tam tikrą spalvą ir tekstu rašom tai daugiskaitą, nes mūsų jau komanda, jau esam keturiesi. Ir rankytėm suvedam tekstą, apie ką eina kalba, markiruotę, pavyzdžiui. Pašnekovas, labai geras turinys, kurį verta įtraukti vinjetę arba ten reklaminiam tikslam, kad, pavyzdžiui, iš paskos kažkas eis arba po kažkiek laiko pažiūrėjus, ten nebereikėtų vėl iš naujo peržiūrinėti ir aiškintis. Tai mes darom tos markiravimus, bent jau taip vadinasi su Google, ne Google, su DaVinci Cloud'u. Ir dabar galvoju, kaip pataupyti laiko ne tik savo, bet ir visai komandai. Tai ir padariau programą, kuri balsu, teko telefonu naudotis, kalbi, verčia į tekstą. Tik šį kartą padariau taip, kad verčia į tekstą, pavyzdžiui, lietuvių ar anglų kalba, lietuvių biškį ilgiau konvertuoju, angliškai ten iš viso vos ne iš karto. Ir galima tada iš karto tą tekstą įdėti tą programą ir išsaugoti vietoj spausdinant. Nes pavyzdžiui, jeigu, sakykim, žmogus turintis, sakykim, ten kažkokį tais judėjimo ar tenais kažkokį sužeidimą, ar pats, jeigu, sakykim, ten būtų rankas skaudėtų, galėčiau balsu įvedinėti žinutes ir tai ką AI-jaus tas robotukas ir įrankis galėjo padaryti, tai padaryti netgi tokią programą. Tai linkiu klestėti, video ambasadorius iš Mainstream Pro. Verta padirbėti su AI-jaus įrankiais, nes jie pradeda taupyti laiką ir aš pradedu žiūrėti, kur galiu ne tik automatizuoti, bet tas kartotinės užduotis spręsti kitoniškai. Dar linkiu klestėti, ir jum ir savo.